Nu, liuks. Slybinas tiesiog. Svilo ant rankos skystą azotą. Kažkodėl nieko neatsitinka. Ir kai įsipila į burną irgi nieko neatsitinka. Kodėl? Užverda, ne, nespėja. Kas atsitinka? Užverda azotas. Užverda azotą. Azotas teisingai jisai užverda. Ir dabar aš jums parodysiu štai tokį, sakykime, triuką su skysto azotu. Kas atsitinka? Kai skystą azotą, apsaugome ranką, tas kaip buvo pirštinė, nes skystas azotas šiek tiek yra žalingas, sakykime, mūsų odai. Ir tuomet mes skystą azotą galime žaisti visiškai saugiai. Matėte turbūt filmuose? Tenais yra labai dažnai baidamas į skystą azotą. Kodėl? Nes jisai yra labai šaltas ir turėtų kaip ir nušaldyti galūnę. Bet, kaip matėte, šio įsipila į burną ir nieko baisaus neatsitinka. Tai dabar techniškai aš turėčiau galėti įsidėti, štai, įdėti savo pirštą čianais ir nieko baisaus neatsitiktų. Kaip ir logiška. Ar nesitiktų, atsiprašau. Bet negalėčiau ilgai laikyti, ne? Nu kokią minutę gal ir palaikyčiau, nes kol ta pirštinė, žinot, peršaltų ir tenais jau blogi dalykai pradėtų dėtis. Tai dabar kas atsitinka iš ties ir kodėl aš galiu įsipilti į burną ir užsipilti ant rankų, tai yra todėl, kad aš pavyzdžiui, kai atsigeriu arba kai užsipilu skysto azotą, jis momentaliai išgaruoja, padengia mano ranką plona garų plėvelė, tai yra plona azoto plėvelė, o garai, kaip žinia, oras ir dujos yra nelaidžia šilumai, tiesa? Dėl to mes stengiamės į oro tarpus padaryti namuose, teisingai, arba dėti medžiagas su labai daug oro. Teisingai? Tai dabar būtent taip, tas skystas azotas ir neveikia manęs. Išgaruoja, padengia mano ranką plona garų plėvelė ir nieko baisaus kaip ir neatsitinka. Dabar aš jau laikau kokią minutę ir kaip ir turėtų mano pirštai nieko nebūtų atsitikę. Tačiau jisai šiek tiek, man atrodo, sušalo. Štai jeigu aš laikyčiau štai taip ilgai, kaip jums būtent rodžiau tą pirštą, atsitiktų štai toks dalykas. Atsitiktų kažkas blogo. Dabar gerai, jeigu kas nors dar nepamatė, kas čia vyksta, tai aš jūs apgavau. Čia turime lietuviškos kokybės kažką. Linksma, ne? Tai dabar su skysto azotu galime padaryti dar labai daug triukų. Ir man dar vienas, kurio mes... Džentelmenai, prašom atsitraukite, tenais dar daugiau žmonių žinokit yra. Tai va, tai dabar vienas iš jų yra rožė, kurios dar šiandien nedarėm. Tai dabar rožės žiedai yra sudaryti pagrinde iš vandens. Ten yra labai daug vandens. Ir dabar, kai mes tą rožę atšaldysime, ir dabar norėčiau pakviesti vieną damą. Damą. Gerai, tai prašom. Ir dabar aš jums įteiksiu šitą rožę. Dabar čia taip laikau, kad čia mes tų pylimų gražių nesugadintume. Čia atsiprašau už estetinės netitikimus. Gerai, koks jūsų vardas? Eimilė? Geras, labai originalus vardas. Toks twistas. Žinai, jau tikėsi Emilė ir tu sako Eimilė. Tai va, tai dabar štai tau rožė. Dabar ką su tą rožę tau reikės padaryti? Imti su viena ranka. Štai, o dabar su kita ranka tau reikia sutaužyti. Aš galiu palaikyti šitą. Tai dabar tiesiog sukliukyk, bet štai čia. Stengi žiedlapius dėti čia. Jo, nu ne taip, ta prasme tiesiog, kad pirėtų viskas iš šiandien, bet su ranka galiu, su ranka. Jo. Ir žiūrim, kas įsteigs. Čipsai. Aš žinau, kad gaila, bet jeigu jinai atitips, jinai bus dar negražesnė. Va, kas atsitiko su rožė? Iš jos nieko neliko, tik tai va šitas va pumpuliukas. Nu, ar faina buvo? Va, teisingai. Nu, paplokime Emiliai šiek tiek, žinokit, nu, kaip ir reikėjo šiek tiek, tai va, aš sureliai iš tavęs nepavoksiu. Ačiū labai, va, liko iš mūsų rodžio štai tik toks pumpuliukas. Tai yra, aš pastebėjau, jeigu jums yra reikalingas toks dalykas, dar nėra rinkoje, galbūt mes suformuosime naują startupą, gal, kuriame gaminsime rožių dulkes. Su, va, štai tokį metodą, gal, bet ko gero ne. Ko gero 99% kad ne. O šiaip, mes esame iš kolektyvo Endo ir mes užsiimame moksliniais demonstraciniais pasirodymais renginiuose. Jeigu jums reikia kokio nors renginio pravesti, su kokiais nors triukais, kurių dar niekas nėra matęs,
Čia mes darome tokius standartinius, kad jūs maždaug įsivaizduotume, mes turime dar po stalu tenais visokią tai chlamą, kurio niekas nėra niekada gyvenime matęs. Ir mes galime atvažiuoti į jūsų renginius ir jums parodyti labai įspūdingų triukų.